Sveikinu jūs, draugai, bendramyčiai. Labai džiaugiuosi už visus jūs, kurie peržengė šį trampliną ir kartu su mumis pajudėję aukščiau, plačiau, daugiau suprasdami save ir pasaulį, kuriame gyvename. Taigi, tai jau 5. mūsų pokalbis iš esmės. Paskutinėme pokalbį susipažinome su 7 hermetizmo principais. Šios principus teigia garsus autorius Hermesas Trismegistas. Senovės šaltiniai mums praneša, kad jis net gyvena kelis šimtus metų. Šios žinios buvo perduodamas iš lūpų į lūpas. Ir tik mūsų laikai šios žinios pateka į Kibalioną knygą. Jūs galite surasti parduotuvėse. Kodėl paminėjau šios principus? Kad dar kartą priminčiau, mintis materializuojasi, o mes esame atsakingi už tai, ką nešiojame savo galvose. Nes nuo to priklauso mūsų supančių žmonių gyvenimas. Nuo to priklauso mūsų supanti aplinka ir tai yra labai svarbu. Pirmas principas yra materializmo principas. Materializmo principas teigia, kad visata yra mentalinis kūrinys. Pati visata yra mentalinis kūrinys. Viskas yra mintis. Visata yra minties projektas. Mintis materializuojasi. Tai reiškia, kad galite naudoti mintis, kurdami savo realybę. Tai reiškia, kad tam, kad kažkas atsirastų, prieš tai turi būti mintis. Naudodami šį modelį taip pat galime panaudoti savo minties galią ir susikurti savo tokį gyvenimą, kokį norime. Kai tik išmokau šį modelį, šį principą, šios galias, kai ką pavyko ir man padaryti. Šiaip 7 hermetizmo principai yra kosminė tvarka. Tai yra taisyklės, tai yra mūsų visatos normos ir vertybės. Štai, tai yra to, ant ko laikosi šitas pasaulis. Tikrai ne ant šitos civilizacijos. Tačiau turime suprasti, kad mintis ateina pas mus pačios, neprašytas, jos skirtingas, ne tik geras, ne tik neutralias, bet ir destruktyvios būna. Tai reiškia, kad turite išmokti filtruoti ateinančias mintis, taip, neutralizuoti jos ir kurti savo teigiamas, kūrybinės mintis. Todėl kai sutelkiame dėmesį į jas, mes jas valdome ir kontroliuojame. Tiksliau sakant, mes ne tik kontroliuojame, bet šio mentalizmo principą ir supratimo mes iš karto kažką kūrėme. O tai reiškia, kad keičiamės, augame, gauname žinių. Štai kodėl mes čia ir susirinkame šitame projekte. Būtent dėl to, kad gauti žinių, diskutuoti, kalbėti ir vienas iš kito mokytis. Taip. Kai tik tai supratau ir išmokau šį principą, man pavyko pakeisti savo gyvenimą. Mintis nėra pastovios. Jos ateina pas mus ir išeina, o tada negalime jų pasivyti. Todėl turime išmokti valdyti mintis, gauti iš jų naudos. O svarbiausia, vertingas mintis neužtrunka ilgai pas mus. Jos nukeliauja pas kitą, nes gyvenimas nestovi vietoje ir kūrėjas ieško kito atlikėjo. Suprantate? Apie mentalizmą galią išminčiai kalbėjo prieš daug tūkstančių metų. Tai ne mano žinios, aš pats mokausi. Šių žinių įsisavinimas yra mūsų projekto esmė, kelias į mūsų kiekvieną sėkmę. Jūsų
daugelio tokio problemų sprendimą, kuriuos turite, į jūsų norų išpildymą. Tai labai svarbu pasiekti kažkokius tikslus. Niekas šiame pasaulyje nėra atsitiktinė. Viskas turi savo dėsnį. Jei dabar žiūrite šį vaizdą įrašą, šitą pokalbį mūsų, kartu diskutuojate, tai reiškia, kad tai jums labai svarbu. Tai reiškia, kad visatai tai reikia, tai reiškia, kad visata žino jūsų potencialą, suprantate, ir tikisi kažko daugiau iš jūsų. Todėl visata nori tau duoti vienokias ar kitokias žinias per mane, kitokias žinias per kitus, man per jūs ir kitus žmonės. Taip mes mokomės šiame gyvenime, vieni iš kitų, taip. Aš kaip ir daugelis valiau savo kelią, taip sakant, švelniai alkūnėmis. Tuo metu auga, žinokit, ne mano sąmonė, nesąmoningumas, savo naudiškumas. Nes aš nesinaudoju kaip ir dauguma tų savybių, tų principų. Auga ego. Buvo sukurta nuomonė, kad aš ten esu toks svarbus, reikalingas, o kitų gyvenimas negali egzistuoti beveik be manęs. Apskritai aš tapau kažkokiu to zombiu. Prisimenu tave, dabar galiu iš toli pažiūrėti į tą laikotarpį, kuris mane privedė praktiškai prie visiško sunaikinimo. Taip. Tačiau kažkas viduje man verbavo, kad tai dar ne pabaiga. Turi būti galimybė viską apversti nuo galvos ant kojų. Kaip sakiau, problemas buvo didelis, bet man pavyko išlipti, aišku, su mano mokytojų pagalba. Todėl turiu nemažai tokios patirties, kaip kurti iš nieko, kaip kristi, žlugti, kilti ir vėl kurti, o svarbiausia įgyti tokią vidinę ramybę, nenumaldomą laimės jausmą. Man pasisekė užkabinti šias žinias, kuriomis džiaugiuosi galėdamas pasidalinti šiame projekte ir su jumis. Pasiimti kažką tai iš jūs. Iki kitą susitikimą patariu jums peržiūrėti visus sunumeruotus vaizdo įrašus. Eilės tvarka. Jų yra kol kas nedaug, 4. Dar geriau, jeigu jūs pažiūrėjote ir taip pat savo užrašų knygelėje pakomentuosite, kokios mintys kyla jums. Tai yra labai svarbu. Jei žiūrint vaizdą įrašą ateina kokia mintis, stabtelėkite, spauskite pauzę. Ir iš karto užsirašykite, nes kitą akimirką pabėgs negrįžtamai. Žinoma, aš jūs skubinu, kaip man atrodo. Kartais jums atrodo, kad aš labai rytai duodu, lėčiau duodu ir taip toliau, bet aš iš patirties, iš savo gyvenimą aš suprantu, kad tai jūs skubinu. Kartais tarp kiekvienos pamokos turėtų praeiti daugiau laiko. Pavyzdžiui, jei jūs nuvažiuosite į kokią Himalajų, į kitus rimtus ašramus, jums duos perskaityti knygą, tada jie išsiųs jūs 6 kokiams mėnesiams atgal namo, kad suprastumėte, ką perskaitėte. Po 6 mėnesių grįžtate atgal į ašramą, jie pakalbės su jumis ir suvoks, ką jūs supratote, kas lyga jūsų galvoje. Ir gausi vieną iš variantų. Lieps grįžti namo ir vėl iš naujo perskaityti tą pačią knygą. Arba pakalbės su jumis ir duos kažkokį kitą uždavinį. Gal kitą knygą paskaityti.
Galbūt manote, kad aš per daug tempiu laiką šitame projekte. O štai aš manau, kad per daug jūs skubinu. Nes aš tikiu, dėl ko aš skubinu, nes aš tikiu šio metodu mūsų projekte, kurio pagalba bus tiesiog pagreitintas šių neįkainojimų esminių žinių įsisavinimo principas, modelis. Jeigu kas nors iš jūsų studijavo psichologiją, žino, kad ten daug darbo yra su grįžtamųjų ryšių. Kaip man teko studijuoti psichologiją tokiam dvasiniu pagrindu, dvasiniu vertybiniu pagrindu, teisingiau pasakyti. Mes maždaug 30% skiriam teorijai, kaip dabar, ir 70% grįžtamąjį ryšį. Tai yra labai svarbu. Grįžtamasis ryšys tada, kada tu pasakai, ką tu supratai, arba uždavė klausimą patikslinti, arba išgirdai tai, ką kalba kiti, labai gerai įsisavina visas tas žinias. Tai yra labai svarbu. Todėl nebijokit, visą laiką po video galėsit pasidalinti savo mintimis, savo įspūdžiais, savo jausmais, savo įsisavintai žiniomis ir taip toliau, pasidalinti ko nors kitą, pakomentuoti, tai yra labai svarbu. Vertybiniais principais pagrįsta psichologija reikalauja būtent tokios rimtos grįžtamosios ryšies. Todėl jei po vaizdo įrašų paliksite atsiliepimų, patys pajusite, kaip ši medžiaga jums geriau įsisavins ir lavins jūsų intuiciją. Taigi, naudokitės ir šitą įrankį, jis labai efektyvus. Esu įsitikinęs, kad kadaise įsisavinus gyvenimo prasmės sampratą, jį išlieka visam gyvenimui. Jūs suprasite, kad realizacija tai nėra gamyklų pastatymas, turtų sukaupimas, milijardų uždirbimui, gražus rūbai, skanus maistas. Visa tai yra energija, tik skirtingais dažniais, skirtingų pavydalų. Gėrio energijos spinduliavimas ir yra pagrindinis mūsų uždavinys. Gėrio energijas, suprantate? Mūsų prasmė. Tačiau tam, kad skleistume švarę gėrio energiją, yra reikalingas mūsų vidinis švarus generatorius viduje. Tik tada savo spinduliuotę galėsime pagražinti savąjį pasaulį. Tai ir yra gyvenimo esmė. Mes atėjome mokytis ir spinduliuoti į šitą pasaulį gėrį energiją, besąlyginį meilę energiją. Tai yra labai svarbu. Bet kurioje veiklos srityje, jei į pasaulį skleidžiame tokį gėrį energiją, satvą, o ne aištos energiją, arba tamsos energiją, tamasas, galite laikyti save tokiam realizuotų žmogumi. Visata nuskaito tai, ką jūsų jausmai skleidžia į išorinį pasaulį ir tada stato jums pliusą, kad jūs atlikote savo vaidmenį. Einat pagal savo paskirtį. Taigi, eigime toliau šio savęs apsivalymą ir tobulinimo keliu. Plėskime savo sąmoningumą, tam turime stengtis viską daryti sąmoningai. Sąmoningai, tai yra labai svarbu. Tikiuosi, kad jūs einate šio keliu jau rimtai, todėl dabar atliksime tokį testą, kurio dėka gausime tokį pirmą priemonę, instrumentą, kurie kartais naudosime, ypač pradžioje šio
savęs pažinimo kelią, kol pradėsime atpažinti savo kūną kalbos signalus. Ir šiek tiek galbūt dabar susipažinsime su tokia, priešingais jausmais. Mes šiame video ko gero neapriepsim daug tų mūsų savybių teigiamų, neigiamų, bet kitame jau tikrai bus. Bet reikia suvokti, kad jausmai neapgauna, jausmas už kiek perka, už tiek ir parduoda. Čia ne protas, protu reikia pasaką. Mūsų smegenys mėgsta taip analizuoti, fantazuoti, jos jungia savo analitinį procesą, kartais vietoj vizualizacijos atsiranda ir haliucinacija viduje, tai veda prie visą ko tokio iškreipimo. Kaip sakoma, mes per daug mąstame vienos ar kitos situacijos atžvilgiu, arba vieno ar kito asmens atžvilgiu, arba savo fantazijas pagalba mes net galim privisualizuoti, pasakų prikurti, kad vos ne į kitą planetą galim išskristi, suprantate? Po to tokia susidaro kažkokia emocija, kuri virsta jausmu ir nuveda mus ne tą kryptimį. Visumoje analitika yra geras dalykas, bet jei analizuojame pelninga ar nepelninga, naudinga ar nenaudinga, tokia vizualizacija tiesiog atitraukia mus nuo tikrosios tiesos. Aukštesniuose dažniuose barterių nėra, suprantate? Todėl šioje pirmoje lengvoje, gana paviršutiniškoje praktikoje neįtraukinėjame jokios analizės, o tiesiog stebime ir fiksuojame, kas vyksta mūsų viduje. Gerai? Ir taip, pirmas jausmas, pojūtis visada yra teisingas ir neapgaulingas. Ir būtinai skenuoti reikia, prisiminti, jeigu bus galimybė, ir užrašyti. Ir ateityje tai išliks jūsų tokia atmintyje. Mūsų kūno atmintis turi 100 kartų daugiau gigabaitų negu mūsų protas. Mūsų protas turi labai daug, jeigu pagal mūsų protą smegenų modelį padaryti kompiuterį, tai jis užims kokią Vilniaus teritoriją. Jūs įsivaizduojate, kokią galią pas mus. Bet kūnas turi 100 kartų daugiau tą taupyklą ir veikianti taupyklą. Manau, kad jūs visi jau darėte panašios, gal tokias praktikos pratimus, bet galbūt nekreipėte tiesiog dėmesį į tai. Taigi, pagalvokime ir prisiminkime apie bet kurį žmogų, kurio draugėje jums patinka būti. Galbūt tai yra mylimas žmogus, jūsų tėvai, žmona, vyras ar vaikai, kolegas galbūt. Kiekvienas galite turėti daug pasirinkimų. Dar geriau, jei žinote, kad šis žmogus taip pat myli ir jūsų. Tai yra labai svarbu. Ir jaučia tokius šiltus jausmus jums. Pagalvojate apie tokį žmogų? Aš neskubinu, pagalvokite. Galite net pastatyti ant pauzės, pagalvoti. Šitą video ant pauzę pastatyti, pagalvoti. Ir vėl paspausti, aš būsiu su jumis, kaip visada. O dabar atsisėskite patogiai. Taip, kad jums reikėtų kuo mažiau kontroliuoti savo kūną. Kuo mažiau. Atsisėskite taip, kad galima būtų visiškai atsipalaiduoti. Nes
nes tokia yra praktika. Užsimerkite minutę ar ten 2, pasidėkite ramiai, pajauskite, kaip jūsų kvėpavimas harmonizuojasi, tampa tolygus subalansuotas, ramus. Neskubėkite niekur, aš jūs palauksiu. Ir dabar prisiminkite šitą savo mylimą žmogų. Tiesiog pamatykite, vizualizuokite, įsivaizduokite jį. Jei sritis tas tokia antakių arba tarp akių, kaktos ar kažkas toje vietoje pavargsta, tai reiškia, kad jūs bandote pamatyti savo akimis. Tai neteisinga. Jūs turit pamatyti mintimis, o ne akimis. Jeigu pavargsta ar pradeda skaudėti šitose vietose kažkur tam, tai reiškia, jūs bandot akimis ieškoti. Ne. Palaiduokit pilnai, paleiskit tas vietas ir mintimis, tiesiog mintimis įsivaizduokite. Atsipalaiduokite, atlaisvinkite galvą, kaklą, patogiai atsiremkite. Jei nėra pas jūs tokios kėdės dabar, tai galit atsigulti. Esmė, kuo mažiau kontroliuoti savo kūną. Taip. Ir taip, reikia tiesiog pamatyti šį žmogų savo mintise, vizualizuokite aiškiai mintise, pajauskite savo tokį gerą, švelnų, šiltą nusiteikimą to žmogaus atžvilgiu. Meilės jausmą. Pajauskite, kaip jūsų viduje gimsta ši meilė, dėkingumo jausmas. Tiesiog pajauskite, kurioje kūno vietoje tai vyksta. Fiziškai turite pajausti šį šilumą, šį gėrį kažkur tai šitoje srityje. Tai gali būti krūtinėje, širdyje, galima kažkur glostyti jūsų saulės rezginio srityje, šiek tiek žemiau, ar šiek tiek aukščiau. Čia pastebėkite, neanalizuokite nieką. Ir dabar ši energija, ta meilės jausmą, kylanti iš širdies, nukreipkite į tą žmogų. Tiesiog nukreipkite kaip srovė tokia. Gal tokia, melsva tokia srovė. Kaip jeigu iš išeinat į tokį vėsų rytą į lauką, pradedat kvėpuoti ir matot savo iškvėpimus. Taip. Lygiai taip pat įsivaizduokite, pamatykite šią meilės energiją einantį į tą žmogų. Dabar matydami pajauskite, kaip jis jaučiasi, gaudamas šią meilės ir šilumos ir dėkingumo energiją. Tarsi jis mintimis perduoda jums savo malonų pojūtį. Pajauskit. Dabar gaudamas šią jūsų meilės energiją, jis prisipildo save. Ir mintimis jums sako, kaip jiems gerai. Pajauskit tą jo mintį. Ir ši energija pas jį dvigubėja, jų didėja. Ir dabar jis dar su didesnį jėgą nukreipia ją
į jūs. Ir dabar pajuskite tai tiesiog, kaip iš jo jums ateina meilės energija, šiluma, gerumas jūsų atžvilgiu. Priimkite tą energiją, prisipilkite save tos energijos. Nieko neanalizuodami, visiškai. Tiesiog užpildykite save, leiskite meilės energijai tikėti per visą jūsų kūną. Ir dabar paskanokite tai, ką jaučiate. Ir išsisaugokite šitą malonų jausmą. Tai, ką jaučiate visame fizinėme kūne, kokia emocija yra kultivuojama, ką jaučiate krūtinėje, savo širdyje, kurioje nors kitą kūno vietoje. Tik prašau, neanalizuokite, ne. Tiesiog įrašykite šį jausmą. O jeigu norite dar pabūti šioje būsenoje, pasilikite joje, neskubėkite, mėgaukite šią būseną. Tai tiesiog dabar paspauskite pauzę ir pabūkite. Kai tik būsite pasiruošę, atmerkite akis, jūs vėl susitiksite su mumis. Ir dabar užsirašykite savo jausmus, išgyvenimus, pojūčius į savo sąsiuvinį. Labai gerai. Statykite pauzę, spauskite pauzę ir įrašykite. Kaip tik įrašysite, aš jūs palauksiu, paspausit ir iš karto pradėsim judėti toliau. Dabar vėl suprantu, kad jūs jau parašėt, grįžat pas mane. Dabar vėl atsisėskite patogiau, atsipalaiduokite, prisiminkite žmogų, kuris jūs erzina ar sukelia nemalonų jausmą. Gal jis jums padarė kažką nemalonaus ir jūs jam turite nemalonų tokį refleksą. Iš esmės, tai žmogus, kurio kompanijoje jūs nenorite būti. Arba kokia nors situacija, nebūtinai žmogus, kuri jums buvo nemaloni, ar nutiko jums. Jeigu tai žmogus, tai tiesiog pamatykite ją. Jeigu tą situaciją atsiminkite, irgi ją vizualizuokite tą situaciją. Prisiminkite. Ta jūsų jausmo pojūtį, kada tas žmogus tiesiog jūs erzina arba pačią jūs erzinanti tokią situaciją. Ir dabar pajuskite visus pojūčius, kas vyksta jūsų fiziniam kūne. Yra tas žmogus, kuris pridarė jums nemalonumų. Ką jaučiate krūtinės srityje? Kaip jūs dabar kvėpuojate? Koks jūsų širdies plakimas, kokie procesai gerklėje, galvoje, kitose kūno vietose. Neanalizuodami, tiesiog nuskanokite šį jausmą, atmerkite, spauskite pauzę ir taip pat užsirašykite savo jausmus, išgyvenimus į sąsiuvinį po šitos antros praktikos. Kaip tik įrašysit, aš jūs laukiu. Ir taip, tikiuosi jūs užrašėt, o dabar šiek tiek paanalizuokime šią praktiką.
Ši praktika yra labai paprasta ir lengva, tokia paviršutiniška. Ir vis dėlto esu tikras, kad šiuose dviejose skirtingose situacijose pajutote skirtingus pojūčius, skirtingus jausmus, skirtingas emocijas fizinėme lygmenyje. Pirmoju atveju, pavyzdžiui, šiluma, palaima, gėris koks nors, kūrybinė energija, atvirumas, pasitikėjimas, malonus glostimas viduje. Ir kai kurie kiti kokie malonus pojūčiai, nuo kurių, nesinori net išeiti. Taip? Ką nors savo pridėkite, ką aš paminėjau. Ir antroju atveju, toks dirginimas, susierzinimas, nemalonus pojūčiai, fizinėme lygmenyje, kvėpavimas gali tiesiog tapti greitesnis viduje, kažkas gnaibo viduje, jaučiamas uždarumas, mažesnis pasitikėjimas, jausmas, kad kažką darai ne taip. Atsidūri ne toje vietoje, apskritai norisi nubėgti į dušą, viską nuplauti nuo save. Ką nors savo pridėkite, ką aš nepaminėjau. Nežinau, ar paminėti jums, šiaip tik priminsiu, mes paskui ten nuodugniai nagrinėsim tam, šiek tiek apie dirginimą, tą susierzinimą. Jis ne tik atsispindi subtiliame lygmenyje, bet ir molekulinėme lygmenyje, kadangi jis kūnas tiesiog, kada susierzinęs, pagamina nuodingą medžiagą tokią. Nuodingą, kuri nusėda ant visos nervų sistemos ir arda visą organizmą. Apie tai mes kalbėsim paskui, tik norėjau tiesiog dabar atėjo mintis to pasakyti jums. Bet kuriuo atveju aiškiai pastebėsite turbūt, arba pastebėjau skirtumą tarp šitų pojūčių, ne? Jūs pajutėt ką? Tokiam pirmoji atveju turbūt tokia. Turėti kūrybinį energiją, tokia stipri, kur galėtų ką nors virsti, kurti. Antroji atveju destruktyvi energija. Bent taip veikia šitos energijos. Šios energijos veikla lėtai, bet užtikrinai, kryptingai vienos energijos kūrė, kitas griauna. Kaip pat lašas palašė ir akmenį pratašė. Taip pat čia. Kodėl mums to reikia šiame etape? Tam, kad prieš žiūrėdami kiekvieną naują vaizdą įrašą, nors galite aišku peržiūrėti ir visus kitus, tai bus į naudą jums, galėtume patikrinti ir palyginti savo būklę, savijautą. Taip pat, kad pradėtume suprasti, kokie skirtumai yra tarp ardomosios ir kuriamosios energijos. Toks bus savotiškas įrankis, padedant subalansuoti, harmonizuoti save. Save stebėdami galite lengvai nustatyti savo pojūčių skirtumus. Iš kur šie jausmai gimsta, iš kokių situacijų ar iš kokių žinių, žmonių. Vėliau, kai reikės nuskenuoti kokius nors pojūčius, kada mes toliau eisim, nagrinėsim tiesiog sąrašą visų tų savybių, jausmus, galite juos palyginti su būtent šito rodikliu, šitų testų. Bus lengviau apibūdinti pojūčius. Taip. Pažiūrėjau laiką, žiūriu, kad jau po 10 vakarą kažkodėl nutariau vakare padaryti šitą įrašą. Visada galite naudotis šią savo praktiką, pasitikrinti indikacijas
identifikuoti, kokios būsenos šiuo metu esate. Ir svarbiausia, jūs pradėtumėt labiau atpažinti save, savo jausmus, kai kurios gyvenimo skonius tokį. Taip, aš šiaip einu miegoti, jau 10 lovai turi būti. Kažkodėl tą aš neapskaičiavau. Na gerai, ateityje, kai tik pradėsime dirbti su savybėmis, jūs jau turėsite tam tikrą įgūdžių su šito pratimu, kurias nustatydami atpažinsite, ar yra tokių savybių, su kuriamis turėtumėte dar dirbti, jas įsklaidyti ar gal plėtoti, lavinti, tobulinti jos. Todėl dabar galite stabtelėti, vėl panaudoti tokį pirmąją praktiką su mylimu žmogumi ir paruošti save, savo būseną, nusiteikti pozityviai, kūrybingai, kad tolimesnėse žingsniuose, tolimesnėse mūsų pokalbio eigoje galėsite jausti, kokios mintys, kokie jausmai kultivuojasi jumise, kokia energija. Ši praktika, kaip sakiau, visiškai paprasta, nesudėtinga, bet pradžioje jos užtenka, pakanka. Kiekvieną kartą praktikos taps vis gilesnis ir geresnis. Ne taip, kad sudėtingesnė, bet giliau reikės lysti į save jau. Na, draugai, manau, kad esame pasiruošę žengti toliau, tam, kad suprastume save ir visatos dėsnius. Taigi, pirmas dėsnis. Mane supantis pasaulis yra idealiai tobulas. Jame nieko nevyksta atsitiktinai. Jokio atsitiktinio dalyko nebūna. Viskas, kas vyksta dėl manęs. Viskas turi savo priežastį, savo dėsnį. Ar gal jūs manote kitaip? Dar kartą pakartosiu. Mane supantis pasaulis yra idealiai tobulas. Jame nieko nevyksta atsitiktinio. Viskas, kas vyksta dėl manęs. Viskas turi savo priežastį, savo dėsnį. Jeigu dar paprašiau pasakyti. Ar jūs galvojate, kad šitame mūsų pasaulyje viską vyksta chaotiškai? Ar vis tik taip yra kažkokia dėsnį, dėsningumas, priežastį vienam kitam veiksmui? Tai labai svarbi tokia sąvoka, kurią reikia aiškiai, sąžiningai pripažinti. Štai apie ką eina kalba. Jei sutinkate, tada judame toliau. Jei ne, tada reikės padaryti gal atskirą diskusiją, po kurios arba sutiksite su šią koncepciją, arba ne. Jei ne, gali būti, kad mums kol kas nepakeliui. Tiesiog nepakeliui. Gal pas jūs yra kitų uždavinių, neturite laiką, dar kažkaip to. Sutinkate ar ne, kad šitame pasaulyje nieko nėra atsitiktinio, kad viskas turi savo vagą, priežastį ir dėsnius. O gal vis dar manote, kad yra chaotiškas kažkoks atsitiktinumas? Ne. Tai užrašykite būtent šią nuomonę savo. Taip pat parašykite, kaip atsispindi pas jūs viena ar kita koncepcija. Ar yra dėsninga, kas vyksta pasaulyje, ar tai yra chaotiškai viską vyksta. Kaip reaguoja jūsų jausmai fizinėme lygmenyje, krūtinėje, širdyje, vienos ar kitos koncepcijos atžvilgiu. Kas vyksta viduje? Pajauskite tiesiog. Gal kur nors kitur organizme yra pakitimų. Galbūt jūsų galvoje, mintyse yra pasipriešinimas koks.
Nuskanuokite visą tai. Ir kaip tai atspindi visame tokia fizinėme lygmenyje, gali skaudėti galvą, kažkas krūtinėje, suspausta, užblokuota, arba priešingai. Absoliutus pasitikėjimas, ramybė ir visiškas aiškumas, kad šitame pasaulyje nieka nėra atsitiktinė. Ir tu tai pripažįsti bei nuolankiai priimi kaip mokinys. Neanalizuokite, tiesiog nuskanuokite ir užsirašykite į savo sąsiuvinį. Kokia jūsų nuomonė apie šią frazę, apie šitą koncepciją. Mane šiame pasaulyje nėra nieko atsitiktinį. Viskas turi savo priežastį, savo dėsnį. Spauskit pauzę ir padarykite įrašą. Tikiuosi, jau nuimėt pauzę, nuo pauzės. Ir trumpai patikrinkime šios frazės atitikimą dabartiniam mūsų gyvenime, dabartiniai visatos gyvenime. Ir paprastų dalykų pradėsim. Matyt, ne jūs ir ne valdžia padaryti taip, kad saulė teka rytuose, o leidžiasi vakaruose, ne? Ne jūsgi sugalvojate, kad po žiemos ateina pavasaris, po pavasario vasara ir taip toliau, ne? Ne jūs turbūt nusprendėte, kad obuolys yra vaismedis auginantis obuolius, o ne kriaušius, ne? Turbūt ne valdžia ir ne jūs to nusprendėt. Kažkokie dėsniai gamtoje. Matyt, yra tam tikrų dėsnių, taisyklių, kaip tai nutinka, tiesa? Ne jūs sugalvojate, kad sėti reikia pavasarį, o ne rudenį. Jeigu rudenį sėsite, tai jūs nieko nenuimsite. Arba vidury vasarą. Visiems žinoma, kad jei pasėsi bulves, tada ir auginsi bulves, o ne morkas. Taip? Ir derlius bus bulves, o ne morkas. Ne jūs nusprendėte, kad turėsite sūnų ar dukrą, brolį ar seserį. Viskam yra savi dėsniai. Kažkokia ta programa yra. Ir žinome, kad tokius įstatymus visatai leidžia ne valdantieji, ne valdžia, o yra kažkas aukščiau už civilinį valdžią, už prezidentus, premjerus, ministrus. Kažkas tai yra aukščiau, ne? Tačiau į visatos dėsnius reikia pažvelgti plačiau, kaip sakė Einšteinas. Visata persmelkta energijų, įvairiomis energijomis. Ir kai jis pasakė, ir jas kažkas valdo. Tai užprogramuotas mūsų pasaulis. Ir programa visiems vienoda. Paprastai žodžiais tariant, kaip sakė Šekspyras, gyvenimas yra teatras ir mes visi esame jo aktoriai. Taip? Šioje programoje kiekvienas turi savo vaidmenį, savo tikslą. Tai nėra visiškai tiksli formuluoti, bet kol kas taip ir paliksime. Paskui mes tikslinsime ją. Tai reiškia, kad yra tam tikros taisyklės. Tai reikia jas atpažinti, priimti ir laikytis. Ir tada gyvenimas eis kaip šviesto pateptas. Tiesiog pripažinti. Aš dabar kalbu jau vakaras, norėtųsi miegoti. Ne aš tai sugalvojau. Ne? Rytoj įsimiegosi, pradeda kilti saulė ir tu tylėsi. Suprantat? Jau nesinori miegoti. Visa tai sudėliota, visa tai yra programa, tai yra dėsniai viskame.
Tai va, tada žinosite, kad kiekvienas, net ir menkiausias įvykis, kuris nutinka, jums nėra atsitiktinumas. Žinosite, kodėl viena ar kita situacija įvyka jūsų gyvenime. Suprasite, ką daryti šioje situacijoje ir rasite sprendimą, kuris bus optimaliausias. Štai, kada pradedi gyventi pagal visatos dėsnis, viską tai nutinka. Ir čia į pagalbą ateina jūsų kūno intelektas. Per jūsų emocijas jis ugda jausmą. Jausmas iškels į paviršių aukščiausias ar žemiausias pradas savybės. Suprantat? Per nervų sistemą perduos šią informaciją į smegenis, tada protas sąveikaus su jausmais ir ištrauks į paviršių šias savybės. Suprantat? Kurias mes turim lavinti. Mes praktiškai dėl to atėjome šitą pasaulį. Išvada. Turime susipažinti su savo kūnu ir išmokti atpažinti signalus, kuriuos visata mums siunčia per mūsų kūną. Toliau eidami šio keliu išmoksime atpažinti save, tai yra išmoksime skaityti save ir savo kūną, kaip knygą, suprantat? Tai vienas iš elementų, kurie bus įtraukti tokią jūsų knygą. Knygą, kurios dar neperskaitate, nes jo nėra. Ir niekas kitas išskyrus jūs jos neparašys. Juk niekas negali jūsų suprasti ir apibūdinti taip ryškiai, taip teisingai, turiningai, skaidriai ir jautriai, kaip jūs pats. Būtent tada prasidės tikroji transformacija ir šios visatos dėsnių žinios pradės veikti automatiškai, kaip eismo kelių taisyklės, mes apie tai jau kalbėjome. Ir jei sutinkate su manimi, kad šitame mūsų pasaulyje nėra nieko atsitiktinio, viskas turi savo priežastį, savo dėsnį, peršasi išvada, ne? Mane supantis pasaulis yra idealiai tobulas, jame nieko atsitiktinio nevyksta, viskas, kas vyksta, vyksta dėl manęs. Ir dabar įsivaizduokite, taip, tai tiesa. Kiekvienas žmogus turi įsupantį pasaulį. Ne vienas pas mus pasaulis, aišku, kažkokiam ta lygmenė yra ir vienas, bet kiekvienas žmogus turi savo įsupantį pasaulį. Nes kiekvienas turi savo tėvus, pavyzdžiui, mano tėvai įeina į mano pasaulį. Jie gali patekti į jūsų pasaulį, jei jūs juos pažįstate, bendrauti su jos. O jei jų nepažįstate, jie nepatenka į jūsų pasaulį. Mano kolegas patenka į mano pasaulį ir negali patekti į kitą žmogaus, kuris jų nematė ir nepažįsta, nebendrauja. Ir kadangi mes esame materialiame pasaulyje, tai pagal šias nuostatas materialusis dalykai, kurių kiti neturi, o aš turiu, eina į mano pasaulį. Tai, ką turi kiti, man nepriklauso, neįeina į mano pasaulį, suprantate? O dabar labai svarbu žinoti, kad viskas, ką negalime pasiimti su savimi, savo gyvenimo pabaigoje, nėra mūsų. Dar kartą kartuoju. Viskas, ką negalime paimti su savim savo gyvenimo pabaigoje, tai nėra mūsų. Visa tai mums yra duota laikinam naudojimui. Tiesiog tai reikia įsisavinti tą sąmonę, tą supratimą. Mes turime tai naudoti taip, kad tai būtų naudinga mūsų visatai. Tai, ką mums davė naudotis.
Mes patys naudojamės ir turim skleisti iš to tokį gėrio energiją, meilės energiją. Apie tai kalbėsime, aišku, vėliau daug. Taip pat visi įmanomi ištekliai, visa tai yra mane supantis pasaulis, jeigu tai yra susijęs su manim. Jis buvo sukurtas specialiai man, sukurtas taip, kaip man reikia. Įsivaizduojate? Įsivaizduojate? Tai, su kurio galiu praeiti, man duodamas pamokas. Tai vat visas tas pasaulis sukurtas taip, kad aš galėčiau mokytis. Reikia suvokti, mane supantis pasaulis toks, koks yra. Jis toks reikalingas būtent mane supantis pasaulis. Ir būtent šitame pasaulyje mes kūrėme gyvenimo savo, tokį, kokį mes norime. Tokiu būdu mūsų supantis pasaulis keičiasi ir tobulėja. Suprantate? Situacijos, į kurias mes patenkame, išmokam, iš jos tiesiog dingsta. Matot, lygtai sukurta mūsų supančiame pasaulyje viena ar kita situacija ir kada mes išmokam, tai aiškiai kažką tą padarom, veikiam ir visą kitą, situacijos dingsta, keičiasi ir mūsų pasaulis. Suprantate? Aš galiu pasakyti savo patirties, kaip tik aš pradėjom augti mano dažnis, plėsti sąmoningumas, kada aš patinku išminties naują lygį, išminties tai ne mūsų, čia yra aukščiau. Žinote, pas mane atsiranda kiti draugai. Ir svarbiausia, aš nepasiilgtų tos, kurie buvo kažkada su manim. Keičiasi pasaulis. Per mano atitinkamus veiksmus keičiasi mano aplinka, mano pasaulis, kuri buvo sukurta. Ir keičiasi taip, vėlgi, taip sakant, suderintai su visata, tokį vėl kūrėsi pasaulį, kuri man reikalinga tam, kad mokytis toliau ir lipti toliau po vertikalį. Taip, gerbimieji. Ir į sąsiuvinį įrašykite. Suprantu, tiesiog suprantu, pripažįstu ir priimu, kad jei nėra nieko atsitiktinį, tai reiškia formuluoju išvadą. Taip, didelėmis raidėmis. Mane supantis pasaulis, idealiai tobulas, viskas, kas vyksta, yra būtina man, vyksta dėl manęs. Įrašykite. Ir dabar įrašykite, dabar suprantu, kad kiekvienas žmogus turi savą supantį pasaulį. Vat šitą koncepciją, šitas akcentas labai svarbus. Kiekvienas iš mūsų turi savą supantį pasaulį. Viskas, kas vyksta aplink mane, yra skirta man, mano mokymuisi. Taip. Ir taip atsitinka man. Tam yra programa. Yra aukščiausiasis planas, aukščiausia išmintis, tokia planas. Mano aukščiausia aš planas ir aukščiausia išmintis, tai tas šaltinis, Dievas galima pavadinti, kūrėjas, kurie geriau žino, ką man paruošti, kokiame etape, suprantate, kur mane vesti, kokiu keliu. Ir jei aš pradedu tam priešinti dėmesį, tai būtų tas pats, lyg pasakyčiau visai. Arba
aukščiausiam išminčiui. Aš protingesnį už tave. Aš protingesnį už tave visatą, už tave aukščiausią išmintį. Aš sakiau, galima vadinti visai, ir kūrėjas, Dievas, šaltinis, kaip jums patogu. Nes tai yra vienas tas pats. Gerbimieji, toks pasakymas, aš protingesnis už tave, dievulį, reikštų, kad aš pradedu gyventi ne pagal visatos dėsnius. Be abejo, gausite naujas pamokas, nemalonesnės ir visose srityse. O taip. Ir dabar parašykite, pabrėžkite, mane supantis pasaulis idealiai tobulas, jame nevyksta nieko atsitiktinio, viskas, kas vyksta, vyksta dėl manęs. Tiesiog rašykite. Todėl, ar verta skaityti šimtus knygų ir keliauti aplinkkeliais, dažnai klaidžioti miške ir nerasti išeitį? Pasirodo, vienas iš pagrindinių koncepcijos komponentų yra tik šiose dviejose eilutėse. Taip. Kodėl? Aš stengiuosi perteikti taip paprastai, aiškiai ir trumpai. Taip, todėl, kad tai yra tiesiog mano tokia kažkokia tarnystė mūsų planetai, mūsų visatai, visam mūsų dieviškam pasauliui. Mane kūrėjas apdovanoja labai daug ką, suprantat. Ir aš jaučiu tokį jam grįžtamąją ryšį. To ir darau. Mes kiekvienas turim arba spinduliuoti, arba kažką tą daryti, kad šitas pasaulis gerėtų, tobulėtų. Pirma, tai nėra mano žinias galų gale, kodėl aš taip ilgiuosi. Ir mano gyvenimo šaltinis, mano pragyvenimo šaltinis, tai nėra mano pragyvenimo šaltinis šitos laidos ir taip toliau. Todėl nėra man prasmės jūs vedžioti už nosis, tai daro tie, kurie iš to pragyvena, uždirba. Antra, aš nesu mokytojas, aš kaip ir jūs esu studentas ir noriu tokio išlikti visą gyvenimą, iki gyvenimo pabaigos, nes tokių, kurie sako, kad viską žino, buvimą šioje planetoje dienas yra suskaičiuotas. Taip. Pakartoju, jeigu kas neatkreipė dėmesį. Tokių, kurie sako, kad viską žino, buvimą šioje planetoje dienas yra suskaičiuotas. Taip. Mes čia atvykstame studijuoti, mokytis. Bet jei jūs pranešti savo aukštesniajam aš ir visatai, kad jūs viską žinote, tada jūsų buvimas yra čia tiesiog, svetimos vietos užimimas, suprantam. Tai ne mano žinias. Tačiau, kai esi tobulėjimą ir tokia realizavimo kelyje, realizacijos kelyje, šios žinias ateina kažkaip to savaime. Nes viso to, apie ką mes kalbame knygose, nėra, nesurasite. Taip pat nėra ir tos vienintelis knygas, kurie viską būtų surašyta. Suvokimas ir žinias man ateina iš įvairių kažkokių šaltinių. Aišku, labai daug ateina iš mano gerbimo bei mylimų mokytojų. Taip. Aš dalinuosi tik savo patirtimi, kurį sukaupiau per kelis dešimtmečius, todėl tikiuosi, jūs šias žinias įsisavinate daug greičiau negu aš. Na, baigėme šiandien mūsų pokalbį. Gyvenkime sąmoningai. Kiekvienus savo žingsnius ženkime laikydamėsi šitos pirmo visatos dėsnių, pas mus jų bus daugiau, suvokdami, ką darome ir dėl ko tai darome. Mane supantis pasaulis yra idealiai tobulas, jame nieko nevyksta atsitiktinai, viskas vyksta
Kas vyksta, vyksta dėl manęs. Įrašykite iš šito savo sąsiuvinį. Ir stenkitės laikytis tokios struktūros, ypač kaip prasidės mūsų pasaulėkros dėsniai, taisyklės, būtinai reikės laikytis šitą struktūrą. Aš dabar galbūt jums ir įdėsiu jam, jeigu surasiu greitai. Taip. Tai vat, kaip šiuo metu jaučiatės, paskanuokite save. Paskui, kada įrašysite, ką dabar galvoja, kokias mintys sukasi tavo galvoje, kaip suvokėte šią informaciją, kurį gaunate šiame projekte, kas jūs sudomina klausant šių vaizdo įrašų, ar tai jūs motyvuoja pažinti save, galite pridėti ką nors savą. Tai vat galite pastatyti ant pauzės, to aš jums atsisveikinsiu, paskui vėl įkelsiu jums į ekraną, jūs galėsite pastatyti į pauzę ir atsakyti iš tos klausimus savo, ne man, savo. Taip, gerbimieji, aš tikiuosi, kiekvienas mūsų pokalbis, kaip pas mane viskas tvarkoj, kiekvienas mūsų pokalbis į naudą, jūs ką nors išnešėt savo gyvenimui, integruojate savo gyvenimo būdą, jums tai po truputėlį padeda. Čia pas mus tik mūsų šitos save pažinties kelionė pradžia. Man labai gerai su jumis, daugiau rašykit tos atsiliepimus. Aš sakiau, tas grįžtamosios ryšys, aš sakiau, tai ne man reikia, tai reikia jums, nes grįžtamasis suformavimas grįžtamojo ryšio arba pakomentavimas, arba klausimas užduodant, jeigu ką nors nesuprant. Jeigu viską suprantat, taip ir parašykit, ką suprantat. Nes tai yra vienas iš papildomų instrumentų, kuris padeda įsisavinti šitas žinias. Gerai? Iki greito. Kaip aš sakau, kas savaitę ar 10 dienų aš teiksiu po vieną mūsų pokalbį. Iki. Ir dabar aš pastatysiu jums šitą lentelę. Statykit ant pauzės.